Sveiki sugrįžę, pagaliau po labai ilgą laiko tarpą. Esam su Kėšiu, buvom biškutį dingę. Minimaliai. Nepasakyčiau, kad minimaliai. Buvom tikrai gerokai dingę. O dingę, nes kaip Kėš sako, įvyko gyvenimas. Tai va ir taip gavos, kad nei kontento, nieko nebuvo. Durnai, bet dabar turim Dar durnesnė situacija, dėl ko praradom, kaip sakėm, motivaciją. Nes buvom, dirbom, darėm ir biški viskas sustoja. Manau, gal reikėjo biški sustoti. Jo, biški gavęs pertrauką. Reikėjo. Per daug, kaip mes sakėm, tą aukselį darėm. Mes realiai dėl aukselio stabdėm visus kitus projektus. Taip, labai. Aš pagaliau teisės laikiau. Aš pagaliau praplikau visai. Visiškai. Tai toks, bet dabar kaip, sustojo, buvom labai drąsiškai sustojom. Dėl aukselio krito golfas, visas. Krito ir Passatas, krito ir Silkė. Silkė irgi krito. Viskas sustojo ir... Bet žodžiu, dabar kaip pasakyti, esam mašinė, esam sutraluoti, kaip sakant, vėl kažkaip ir trals ir mašina prie mūsų, vėl gauns, kaip ir bandom grįžti kažką. Bent jau tipo judėjimą kažkokį padarėm. Padarėm tikrai judėjimą didelį, nes kažkas išsirinka, kažkas susirenka. Toks. Tai va net nežinau, ką pasakyti. Šiaip ir buvo nemažai prifilmuota visko. Šiaip daug ko visko įvyko, visiškai daug. Ne tai, kad nufilmuoto buvo, bet įvyko per tą laiką daug pasikeitimų, daug atsirado, kas dinga, daug kas įvyko, tai bandysim trumpai šitą video papasakoti. Važiuojam ir bus matyta. Tai jau esam garaže, kur stovi aukselis ir vaizdas tikrai nėra labai malonus, kur prieš kokius 8 mėnesius galvojom, kad tikrai jau ant sniego išvažiuosim ir buvom labai arti šitą visą. Visas vidus sudėtas, su diržais, su viskom jau pilnai. Tyrą saloną tikrai manau, kad pabaigėm ir kur buvom pasiruošę važiavimai ir aukselę visą važiavimą pasibaigė štai va šitam kieme. Tyra išvažiavus, kaip ir galvom, kad jau pradėsim įdėti. Man sėdėjus mašinai buvo viskas gerai, bet tuo metu atsėda Kėsis už vairą. Tik įjungė pirmą bėgį ir pradėjo šiaip kalti varikliukas. Instagrame buvo įkelta kaip kala, bet dabar irgi parodysim. Tai tokias mūsų su aukseliu ir baigės. Visa motivacija ir visi video, nes buvo tikrai nufilmuota visa serija, kaip darom variklių sceną, ne variklių, saloną, kaip mes darėm, kaip sėdynės nusipirkom. Nusipirkom ir šalmus jau su interkomus. Realiai buvom pasiruošę lėkti. O kelionė baigės mūsų lėkimą, tai tiesiog ties čia. Gaila žiauriai. Dabar važiuojam. O su varikliu žiūrėsim, ką daryti. Jeigu kas perinkinėt, koks variklis ar turit patarimų, kur persirinkti, ypač Panevėžyje, tai būtų labai gerai, kad parašytumėt Instagramą. Su varikliu nežinom, kas atsika, tas kalėjimas buvo pradėjęs, tai pasirinkam jį išrinkti. Tai radom tarp pirmo indeklo radom tokią įkertą kažkokią didžiulę. Tai manom, kalėjimas buvo nuo to. Kaip dabar nesins, žinom, tipo galėjo būti nuo kažkokio pateksio hermetiką, kur uždarė kanalą tepimo į pirmą cilą. Tai va, gali būti ir tam problema. Tai net nežinau, ką mes darysim. Dabar ieškosim kito variklę. Tai yra, buvom pagalvoję, ar apsimoka perinkti šitą, ar susiras kitą vėl mašiną. Ir buvom radę vieną mašiną, bet nuvažiavę, pamatėm, kad nelabai verta pirkti jos dėl variklio. Tai tiek, nežinau, bandysim ieškoti gal kito variklio arba per kažkur tą laiką susiras, kas padėtų su išmatavimais variklio, gal patys persirinksim. Net visiškai realiai nežinom, dėl to visi mūsų darbai dės aukselį ir buvo sustoję, nes realiai patys nežinom, ką daryti. Tiek finansiškai nežinom, ką daryti, tiek tiesiog nuo kur ką griebs įponu. Tai esam kaip tokioj
Nu, palei kešio plykę, dabar, nu, įsivaizduoti galim suprasti, kad viduramžė krizė realiai. Tai su visais projektais viduržėmė krizė. Viduramžė krizė su visais projektais. Net nežinau, ką papasakot. Nu. Keistis, kokia situacija yra su tavo Passatu, nes kiek žinau, buvo technikinis, pasibaigs gal pusę metų ir gavos ant pavasario praeitasis. Jo, tai prasidėjo tik pavasaris ir iš karto jau technikinį, man atrodo. Kažkaip taip, ar grįžau iš užsienio, tada jau technikinį, nu nesmė. Ir prasidėjau technikinį, aišku, tą pačią dieną susižeminau vėl, tada susidėjau naujus ratus. Čia užsienio privalumai, keistis važiavo dirbti, tik tais dėl ratų. Jo, tai susidėjau naujus ratus. Koilai dar susidėjo šitą sezoną irgi. A, rimtai koilai? Na, nu tai va. Tai va, susimetė koilai, ratai, visą kitą. Pravažinėjau šiaip gan ilgai, gan nemažai. Ir šiaip vos nebuvo taip, kad vėlsi man buvo deilis vienu momentu. Ta prasme, realiai kiekvieną dieną važinėdavau. Ir tada vienu momentu jisai man užsinorėjo nebesikurt. Nebesigavo, kad nebepriejau ir kai praėjo sezono pabaiga priejau, gavau, kad sutvarkiau, bet galimai užlenkiau dar vieną motorą. Vieną dieną te važiavau. Gal dvi, bet vieną dieną tai taip daugiau biškį gavas pavažinėjau. Ir sakau, galimai užlenkiau motorą, uždėjau tramplioriną kitą Golfą, tada kaip ir bandžiau atgauti degimą, bet kaip ir neatgaudžiau degimą, kaip ir buvo detonacija turbūt. Nu, žodžiu, esmiai dabar turi kalantį variklį. Jo, čiauda, purtasi ir nedirba. Tai nežinau, nu dar nesakau, kad visiškai užlinkęs variklis, bet... Turbūt va to gale ekraną reiks, ne? Jo, didelis šans, kad motorus užlinka. Žodžiu, kitam sezonui nereiks jau tvarkyti. Jo, per žiemą bus dar vienas. Dabar realiai, nu, žiemojimai reikės Passato pasirašyti, bet buvo smagu vasarą. Jo, šiaip visiškai kits važiavimas ant koilo, ant ratų naujų, visiškai kits važiavimas buvo dabar. Gerai, o dabar gali pasakyti, nuo to laiko paskutinio video praėjo, nu, manau, kokie 10 mėnesių. Kiek tu metų pasenai? Nežinau, vieni sako, kad pasenau kokiais 15, kiti sako, kad atjaunėjau. Tai va. Kaip ir nežinau. Šiuo su Passatu tiek. Jo, su Passatu ir su mano kaip sakant, Passatas tai tiek problemų, kad sensti greičiau. Ne, šiaip mechaniko specialybė nėra pati tobuliausia žmogui, nes dėl jos labai greit susensti visas. Aš esu gyvas pavyzdys šito. Tai va. Bandau pataikyti. Gesink iš karto. Tu savo kaip sgarsiai. Kaip sportinė balyda. O, nevažiuok. Gerai. Stabdžiai tai ne patys tvirčiausi. Tik. Pas man tik gerai, pasai. Aš pilnai suspaudžiu stabdžių. Gerai, atleik. Dabar jau po to suspausti.
Kur silkė taip senai dangus, tai silkė čia. Silkė migruoja iš garažo į garažą. Ne, nu iš vieną garažą tiesiog, bet ilgai danga. Kodėl danga? Atitiko Ne, vėją. iš viskas. Jei tai viskas gerai, taip, jinai kūrėsi, važiuoja, tik viena problema. Ir technikinė. Taip, nėra technikinė, vienintelė. Nu. O daugiau net nežinom, turim šiaip ir apdėl zenderė pilns jau. Jeigu tik nenudažytas faktas. Tai jau. Reikia kažkada, Tai tiesiog. kažkada normaliai sugrįžti prie šitos Audi, kuri nečiaudi, kai gazą paspaudi. Ir prasieiti technikinį. Ir pradėti vežioti vestuvės, kokios žmonės pasipirks. Kur drūta. Žodžiu, nu, būtų smagu tikrai tiek aprait neseniai bevažiavam su ja. Kažkada bombų sukūrė čia nais pralėkti. Po ilgą laiką. Pravažiavam biškį. Pravažiavam ir vėl pastatėm. Tai va, tai su ja tiek niekur nedinga, nieks jas nepardavė, nesusprogus, gyva važiuojanti. Tik bet tiek. Per tos visoks auksėlis, ne? Na. Все, važiuojam. Važiuojam prie, šį kartą prie Gulfo. Visukselis все pastatyts, dabar stovės amžinatelisi. Kol variklį gausim. O gal kas turi variklį? Kažkam šlangas sprogs. Tik pedalą. Važiuoju. Reišt antralų žodžius, gerai. Padėt kažkaip. Važiuok, leik. Gerai. Tai ką, sveiki, Sigis grįžo į eterį, atsivariau Golfą pagaliau Panevėžį, radau Ne, jis atsivarė, mes su Keišiu atvarėm. Nu jo, taip teisingai. Iškirpai, все, grįžau, tai atsivarėm Golfą į Panevėžį. Kelionė buvo sunki, nes Keišiai Lanžeronų išpuvo, bet šiaip ne taip atvažiavo ant 50. Tai va, pagaliau radau, kas nudažys mano Golfą. Tai va, dabar liko pasiruošti. Nes mes nebedažom jo. Jo, nes Keišiai sunkiai sekasi realiai. Tai va, radau, kas nudažytų Golfą, tik reikia pasiruošti dažymui. Tai susišveisti yra ir viso, viskas, o dabar reikia... Taip, dabar turim daug labai daiktų. Pilnus golfėlis, visokių daiktų. O kas Jo. stenda? Kokių čia yra tų dalių O, čia priskyštis? tai retenybės, va. Voteksas iš mašinų, Votex spoileriukas iš mašinų Zinderio turgaus. spoileriukas, Zinderio priekis. Jo, jo. Tai tiek, dabar Daug gerų dalykų. susandėliuojam dalis ar... Jo. O toliau bus, kai jau čia pradėsim padažymas rinkinėt Golfą. Šveitimą tikrai nefilmuosim, nieką nerodysim. Dabar... Filmuosim, kai jau bus nudažytas. Na taip, kai pradėsim surinkinėt, ką gausim bus matyti. Dabar tiek. Viso.